Ką jūs galvojate apie pantomimą? 1967 metais tokių klausimų stebindavo kiekvienas sutiktąjį Modris Tenisonas, pantomimos trupės vadovas, tuomet atsiradęs Vilniuje iš Rygos. Ir žmogus, niekada anksčiau nekvaršinę savo galvos panašiom problemom, taip netikėtai užkluptas, nejučiom imdavo ieškoti galvoje pantomimiškų sąvokų. Po 60 metų mes klausėme kiekvieno kalbinamojo, ką jūs žinote apie pantomimą? Ar esate girdėję apie aktorių, režisierių Giedrių Mackevičių, vienintelį lietuvį įrašytą pasaulinėje 20-ojo amžiaus menininkų enciklopedijoje šalia didžiausios visų laikų italų kino žvaigždės Marcello Mastroianni? Kam suradai mane, jau neatrandama, nepastebima, seną klouną, su baltu, laike suskeldėjusiu, kaip Renesanso freskoje, grimu. Baisus savim nepasitenkinimas. Tai yra baisus, tiesiog kaip liga, kaip vėžys, kuris tave ėda. Kodėl? Nes tu jau pradedi suprasti, kas yra tobulybė, kas yra idealas, į ką tu norėtum nueiti. Ir tu supranti, kad tu niekada šito nepasieksi, nes pirmiausia, tu pats nesi nei tobulas, nei idealus. Ta medžiaga, su kuria tu dirbi, netobula, neideali. Ir pasiekti to idealo tu beveik negali. O tu žinai, kad jis... Atseit dieviškoje. Dieviškoje, beveik, taip? Pavadinkime. Kažko dieviško. Jo. Ir vat kuo toliau, po 40 metų, man jau už 50. Tu supranti, kad tu niekada šito nepasieksi. – 1972-aisiais Modrio Tenisono pantomimos trupė gastroliavo Kijeve. Giedriui Mackevičiui buvo 27, palyginti jaunas ir kažin ar šiame tuo metu gimusiame eilėraštyje jis numatė savo ateitį. Jos turbūt tada nežinojo ir Giedriaus gimtinės Gripėnų pušyje gyvenantis dievas. Kažką aš pamečiau, kažką aš palikau, išdykusioje vaikiškoj vaikystėj, per greit išbėgau, per greitai išėjau ir nebeteks atgal jau niekad grįžti. Ak, daug ką aš vaikystėj palikau, deja negrįšiu niekad ten daugiau. Tremtinių dukrai Emilijai Mackevičienei, išvengusiai lemties amžino įšalo žemėje, sovietų valdžia sukūrė tremtį gimtinėje. Susekta ir persekiojama, rugsėjį kasmet sutikdavo naujoje mokykloje. Kraustydamiesi kartu su mama mokytoja, Gražina ir Giedrius Mackevičiukai išbandė Ignalinos, Zarasų mokyklų suolus, o Vilniaus rajone net kelių. Tai čia Vilniaus rajone irgi gal 4 ar 5 mokyklas aš esu lankiusi. Ir ne lietuviškos, o lenkiškos, rusiškos mokyklos aplink. Po to vėl mama buvo grąžinta į Grybėnus, į 7-metę mokyklą. Ten porą metų pamokytojavus, ją perkelė į Dūkšto vidurinę mokyklą. Tada jau aš ir Giedrius mes abudu baigėm tą Dūkšto vidurinę mokyklą. Basakoja vaikystė, net ir nepriteklių kupina, vis tiek yra pirmųjų žemuogių skonio. Šokdavom, dainuodavom ir aš ten dalyvavau visur. Bet jau Giedrius solistas visada buvo. Giedrius nesportavo. Aš sportininkė buvau, o jis nesportavo kažkaip. Jam tik šokių užteko. Jis nuo mažens ir šoko, ir dainavo, ir deklamavo
vos išmokęs, skaityti tiesa jis išmoko 4 metų jau. Mama rašė ir turiu pasilikusi tokias trumpas pjesės rašė ir pati režisuodavo mokykloje, statydavo su jaunimu kaimo tos teatrinius vakarus organizuodavo mama. Tėvas neprastai piešė. Matyt, kad turėjo tai įtakos. Bet to labai žingeidus buvo Giedrius. Jis labai daug skaitė, labai domėjosi, dalyvavo visur. Na ir matyt, tas suformavo kaip menininko jo asmenybę. Giedrius solistas Dūkšto mokyklos scenoje glostė mamos ir vyresnėlės sesers Gražutės širdis. Bet 61-aisiais net į sapnus neužklysdavo Indijos, Amerikos, Italijos, Prancūzijos, Turkijos, Pietų Korėjos, net Maskvos teatrų scenų prožektorių šviesos. Dvi artimiausios ir Giedrių besąlygiškai mylinčios moterys matė jį su universiteto studento kepuraite. O tada naujovė, pirmai metai, kada organizuojama biochemijos specialybė universitete, pirma laida, mama sužinojo, tai kaipgi čia prestižas, puikiai baigęs vidurinę, iš karto įstojo, paklausė. Na ir tais pačiais metais ir toj patys susirado ansamblį universiteto. Laukuos pavasario vėlyvo tuštuma. Vaikystė buvo, vaikystė baigės su žiema. Suskilusiame ežere maža pirtis sustingo. Pusiaukelėje į mane kryžius palinko. Pavasarinė tuštuma siauram klampiam kely. Karste užkalta šiluma. Laukai žali, namai, mama. Mama nesulaukė, kol Giedrius su pagirimu baigė biochemijos specialybę Vilniaus universitete. Giedriaus vaikystė baigėsi su mamos išėjimu. Nebesužinojo mama ir apie lemtingąjį susitikimą universiteto dainų ir šokių ansamblio repeticijoje. Taip, Giedrius dar buvo studentas, kai jaunimo teatro vyriausia režisierė Ragauskaitė ir Budraitis, dar tada irgi tik pradėjęs tokius mėginimus savo, atėjo į universiteto ansamblio repeticiją pasirinkti jaunimo į naujai kūriamą jaunimo teatrą. Ir Giedrius buvo pakviestas. Ir praėjo atranką į jaunimo teatrą. Tada į jaunimo teatrą atvažiavo Modris Tenisonas. Giedrius susižavėjo pantomimą. Pereina pas Modrį. Na ir tai prasideda jau kaip ir teatrinė karjera. O Giedrius tuo metu, reiškia, jau buvo baigęs aukštą biochemikas, mokslinė karjera jau jo laukia labai gera. Bet jį taip patraukė, kad jis vienu metu dar ir laboratorijoje preparavo ten kas žiurkės ar ką, ir šoko, o po to jis išėjo, supratęs, kad pantomima tai yra jo. Pas Modrį, anksčiau aš ją nepažinojau. Jis buvo vyresnis, jis buvo baigęs biochemiją, man atrodo raudono diplomą labai sėkmingai. O aš buvau tik tai antram kurse biologijos. Tai jis galėjo eiti būti mokslininkas ir manau, kad sėkmingas mokslininkas. Nu, bet jis pasirinko šitą kelią, savo raudoną diplomą padėjo kažkur. Ir jis prie biochemijos negrįžo. Vieną kartą jis grįžo, kada man reikėjo laikyti biochemiją, tai jis ten kažkam paskambino. Ir kai aš atėjau laikyti tą įskaitą, tai pirmas klausimas buvo, kaip ten pas jūs pantomimai iš biochemijos.
Jo, bet jis buvo labai meniškas Giedrius, labai draugiškas, šiltas žmogus tiesiog. 1967 m. balandžio 9 dieną jaunimo teatre prisiglaudusi pantomimos trupė pakvietė į premjerą. Pirmasis spektaklis iškart surado savo žiūrovą, bet profesionalaus žodžio aktoriai nesulaukė, nors tiesą sakant jo dar ir negalėjo būti. Naujas žanras tik skynėsi kelią teatrinėje erdvėje. Nebuvo nei tradicijų, nei teorijos, nei ją išmanančių kritikų. Po kelių mėnesių Baltijos šalių pantomimos teatrų festivalyje Rygoje spektaklis Esse Homo pripažintas geriausiu. Režisierius Modris Tenisonas pelnė apdovanojimą už eksperimentą, o geriausių mimų prizai įteikti Giedriui Mackevičiui ir Eduardui Sauliui Pauliukoniui. Mes labai gerai sugyvenom ir atvirai pasakius labai konkuravom su juo. Nes jisai vyresnis, aš jau sakiau, kad visą laiką vyresni mėgdavo mane pamokyti, paauklėti. O aš ir ten ir Kauno periode daug visokių škadų prikrėsdavau. O jisai buvo tas iš tų daugiau teigiamų herojų. Ir paskui pantomimos festivalyje Pabaltijo, kur Giedrius gavo geriausio mimo vardą, o aš gavau geriausio jauniausio mimo, bet jauniausio įvardijo mokinio. Atseit dar mokausi. Ir aš labai pikau, labai nervavausi, kad kaip čia aš dabar mokinys, o pretendavo į geriausio mimo vardą, tai ir Giedrius, ir aš. Nu ir ten, suprantat, iš jaunumės buvo visokių dalykų. Bet šiaip tai labai daug laiko praleisdavom kartu su Giedrium ir labai šauniai tas laikas eidavo. Džiausčiau tartum skalbinius metus, kaulėtom rankom juos likimas iškedeno ir jau visus metus girdžiu balsus. Juk linksmas buvo kažkada, o kaip paseno. O man neteko niekad būti jaunam, tokiu tik tai norėjau būti. Turbūt dievai nuskyrė dar mažam pašauto paukščio sopulingą būtį. Kai Kaune dirbo su Modriu Tenisono trupė, jiem irgi buvo maža to. Jie ten kūrė savo literatūrinį teatrą. Ten jau Kochanskytė buvo, Truskauskaitė buvo, kas ten dar buvo, reiškia literatūrinė. Besimokydama mokykloje 1972 metais lankiau poezijos teatrą, kuris buvo profsąjungų rūmuose. Ir tą teatrą buvo sukūręs Štaras, bet jį paėmė į kariuomenę tuo laiku ir atėjo Giedrius Mackevičius mums vadovauti. Buvo nuostabu. Mes esam pastatę nemažai spektaklių. Į vieną premjerą Giedrius pakvietė Modrį Tenisoną. O mes apsiaustis, Vaičiūnaitės apsiaustis. Ir žodžiu, mes tam, mūsų scena buvo padaryta vidury, mes visi vaidinom toj scenoj ir aplink sėdėjo žiūrovai ir buvo monologas, neatsimenu dabar kokio poeto, kuriuos mes, reiškia, prieidavom prie sėdinčio žiūrovo ir priklupę turėdavom jam tą monologą paskaityti. Ir man taip išpuolė, kad aš sėdėjau prie Modrio Tenisono. Man buvo labai baisu, aišku, nervai baisus, įsitempusi, bet paskiau atsipalaidavau ir paskiau gavau po kitą dieną, kada susirinkom, gavau labai didelę pagirą, kad labai patiko. Tai ir būdamas Giedrius mūsų vadovu, mus
galėdavo įvesti į spektaklius. Koliažą, 20-ojo amžiaus kapričijo, žodžiu, pažiūrėjom visus spektaklius. Mano mažutė dar buvo. Į Kauną, į premjeras visas. Mes abidvi važiuodavom. Ja labai mylėjo visi aktoriai, ant rankų ten nešiojo, nors jinai purkštavo labai taip. Na, bet važiuodavom į visas premjeras. Aš Giedrių nuo pat mažumės vadinau tik vardu ir jisai taip ir norėjo ir taip liepė, jokių dėdžių, jokių tetų, Giedrius ir viskas. Žodžiu, tai aš tenais kokia antrokė, trečiokė, jau ten suaugusiam labai gražiam mano dėdį, sakydavau Giedriuk. Jau vaikystėje aš tai pajutau, kad jis yra kitoks. Kitoks žmogus, aš negaliu sakyti, mano šeima puikia, mama gydytoja, tėtis šviesios atminties teisininkas, sesė medikė irgi. Ir šiaip visas tas aplinkos, tas ratas buvo toks, na, tikrai išprususių, protingų, gražių žmonių. Bet Giedrius vis tiek, jis buvo iš karto kažkoks kitoks. Ir fiziškai, reiškia, jau tas fizinė jo ta grožybė traukė. Ir kalbėjo jis kitaip. Ir su mažu vaiku jisai kalbėdavo taip, kaip su suaugusiu. Jam nebuvo tokios kažkokios diferenciacijos, oi, siusiu, kažką tokio. Ne. Jisai su visais bendraudavo vienodai. Nesvarbu rasė, tautybė, socialinė padėtis, amžius, sveikata. Kiekvienas žmogus, ir tai yra jo žodžiai, unikumas. Kiekvienas unikalus. Ir už tai kiekvienas gerbtinas, kiekvienas priimtinas. Literatūrinis Kauno profsąjungos kultūros rūmų teatras gyvavo tik 2 sezonus. Netrukus po antrosios teatro premjeros Juditos Vaičiūnaitės vienaveiksmės pjesės Apsiaustis suliepsnojo gyvasis Romo Kalantos Laisvės fakelas. Susidegino Kalanta 72. Ir va čia vėlgi buvo tas matytas lemtingi Mackevičiaus gyvenime, kai Ragauskaitė pakvietė, vienas toks lemtingas, iš mokslo pasaulio jis atėjo į meną. Ragauskaitė, čia pat Modris, ir po to su Modrium nuėjus iki 72 Kalantos. Ten irgi ką daryti toliau. Juos visus ištaškė, jau muzikiniam teatre buvo kaip pantomimos trupė, po vieną, po kelis atleidinėjo, Modrį pirmą, ką daryti toliau. Ir tada Giedrius sumastė, kad jis nenori grįžti niekur kitur, o nori tęsti, ir jis nusprendė važiuoti į Maskvą studijuoti režisūros. Pas mus dar konservatorijoje nebuvo specialybės tada režisūros. Tai jis sugalvojo nueiti į kultūros ministeriją paprašyti siuntimo į Maskvą. Deja. Kadangi paženklintas, nufilmuotas saugumo, ten buvo, žodžiu, jūs ten visi ilgais plaukais ir plačiom kelnėm. Jokio siuntimo jam nieks nedavė. Nu tai ką, sako Gražuta, aš vis tiek važiuosiu. Giedriau, ką tu galvoji? Jokio pažįstamo žmogaus Maskvoje, absoliučiai nieko. Visiškai svetima šalis, megapolis. Sakau, kaip ten, kur ten dėsies, kur gyvensi. Nu, nepražūsiu, sako. Ir neturint, tikrai nebūdavo iš kogi susitaupyto pinigo, iš stipendijų, už tų mūsų uždarbių. Tai tokį lagaminėlį nedidelį turėjo, susidėjo tokius būtiniausius drabužėlius ir kas reikalinga. Ir išvyko. Rytai. Tie kasdieniniai atradimai ant stalo paberia pasirinkimo pageltusius lapus.
baigiu maldas. Užsidedu beveidį mimo grimą ir langus atveriu ir atkeliu vartus, kad eičiau, laukčiau ir tikėčiau tuo, ko dar nėra, tuo, kas dar bus.